pliusiukus, kaip kas girdi. Tada aš suprasiu. Aš dabar kol kas suprantu, kad negirdi Kęstutis. Viskas gerai. Ačiū. Žiūriu, pas mus pasijungia partneriai iš Rusijos. Jeigu suprantat lietuvių kalbą, atsakykit, parašykit pliusiukus. Labai smagu. Kol kas mūsų lietuviai dar nepripranta prie webinarų, prie interneto. Kažkodėl visi dar nori taip, kaip buvo anksčiau, tai yra susitikimuose, tai yra populiariau mūsuose. Dar porą minučių liko, tai palauksim, gal dar pasijungs. O kaip visų nuotaikos prieš naujus metus? Kiek yra partnerių pasijungę? Kol kas matau, visi mūsų pagrindiniai, labai smagu, kad prie mūsų yra prisijungusi Gintarė. Tai šiaip tai yra mūsų nedaug. Nematau kol kas nei vieno kandidato. Jeigu aš klystu, parašykit minusą. Tačiau, kiek matau, tai yra visi partneriai, visi mūsų yra 6-7. Jeigu kas nors yra iš kandidatų, prašau padėkit pliusiuką. Partneriai nereikia, aš visus matau. Kadangi tai yra visi pagrindė aktyvistai ir visi partneriai, tai mes ko gero dabar peržiūrėsim pristatymą, kurį aš pristačiau ir mano pats didžiausia, kurį šiandien aš būtent padariau ir noriu, kad įvertintų visi partneriai, kurie dabar pamatys ir duotų atsiliepimus. Taip mes išgryninsim mūsų pristatymą, kiekvienas komentuos ir vėliau aš manau, kad turėsim būtent tokį pristatymą, kurį įgarsinę galėsim paleisti visi internete, YouTube ir taip toliau. Todėl aš manau, kad yra lygiai 7. Laikas atėjo pristatymui, aš jį pravesiu ir sutarėm taip, kad jūs visi esat kandidatai ir mane girdit pirmą kartą ir lauksiu atsiliepimų. Visi girdit? Tai ką, labas vakaras visiems. Aš esu Rūta Kvietkauskienė, sertifikuota Swiss Gold verslo konsultantė, taip pat esu antro lygio lyderė. Kompanijoje pradėjau aktyvę savo veiklą, darbą pradėjau nuo gegužės mėnesio ir šiandien dienai tiek, kiek siūlo kompanija ir kokias galimybės mes išgirdę galėsim pasiimti ir pasinaudoti savo gyvenime, jūs tą nuspręsite pasibaigus pristatymą.
Kodėl gali būti įdomu išklausyti, sužinoti, ką mums siūlo kompanija Swiss Gold. Visą laiką, apie valandą laiko, aš kalbėsiu šiandien apie auksą, kadangi visi žinome, kad auksas tai yra gera investicija, kuri tūkstantmečiais jau yra pasiteisinusi ir kaip priemonė padėjo išsaugoti savo kapitalą. Visi žmonės, visi tie, kurie norėdavo apsaugoti savo ateitį, stengdavosi visą savo santaupas laikyti būtent aukso pavidalu. Tai yra pasaulinė valiuta, jinai yra vadinama karališka valiuta ir būtent netgi valstybės yra vertinamas pagal turimą aukso kiekį šalyje. Iki šio amžiaus, tai yra, sakykime, dar geras 5 metus atgal, niekas nežinojo, arba tiksliau žinojo tik specialistai, tokį terminą kaip investicinis auksas. Dabar jau netgi Lietuvos įstatymai aiškiai apibrėžia, kas tai yra investicinis auksas. Būtent šiandien dienai kiekvienas, kas nori užsitikrinti ateitį, jau ieškome investicinio aukso. Žinoma, kalbant apie auksą, pirmiausia mes galvojam apie juvelyrinį auksą, apie monetas ir tik tai sužinoję, gavę daugiau informacijos, mes pradedam ieškoti investicinio aukso. Kaip ir sakiau, net ir Lietuvoje jau yra apibrėžimai, kas yra investicinis auksas. Tai yra nuo 90% iki 100 grynumo ir netgi yra apibrėžta, kokiais kiekiais skaitomas yra investicinis auksas. Tai yra nuo 1 gramo. Lygiai taip pat įstatymuose yra apibrėžtas ir aukso monetos apibrėžtos. Kodėl verta investuoti į auksą? Puikiai žinom, investicijų rūšių yra ne viena, jų yra tikrai daug. Tačiau kiekvienas investuojant mes pagalvojam apie tai, kaip greitai mes galim realizuoti turimą savo turtą, kaip greitai kris jo kainos ir kaip greitai mes galim turėti pardavę investicijas, gauti pajamų ir gyventi. Lygiai taip pat kalbėdami apie auksą, kiekvienas iš mūsų pagalvojame dabar jau ir yra jau paskaičiavimai, jie labai įdomus, verta kiekvienam susimastyti ir keista, bet anksčiau tokių paskaičiavimų nebuvo. Žinot, buvo labai įdomu rasti informaciją, kada 1910 metais Ford automobilis kainavo $950. Tada uncija aukso kainavo apie $20. Ir šiais laikais panašus Fordas prilyginamas tos pačios klasės Fordui, sakykime, tik tai jau aišku jis patobulintas. Įsivaizduokit, kad 14 metais jisai kainuoja $57 950. Tačiau aukso kaina jau yra 1200 už unciją. O jeigu mes versime tiesiog auksą, jeigu mes turėtume auksą, o ne dolerius, tai pavertus būtų lygiai tas pats kiekis aukso, automobilis kainavęs ir 1910 metais, ir 2014. Palyginimų yra įvairių, labai skirtingų ir jie visi labai įdomus. Ir mūsų partneriai yra skaičiavę ne tik automobilį. Yra nekilnojamas turtas paskaičiuotas, netgi šakočiai. Ir įsivaizduokit, kaip yra įdomu, kada būtent realiai, praktiškai paskaičiavęs, kad jeigu būtum laikęs ne popierinius pinigus, santaupos, o auksą, kiekvienas
kiekvienam iš mūsų būtų sutaupyta krūvos pinigų. Galimybė mums su labai nedideliam depozitų avansų suteikia tokia kompanija kaip Swissgolden. Tai yra iš tikrųjų daug kas yra jau išbandęs. Lietuvoje yra daug partnerių, kurie yra parsisiuntę, kurie gavę atlygį jau. Ir dabar aš trumpai pristatysiu kompaniją. Kompanija savo veiklą pradėjo būtent 13 metų vasario mėnesį pagal projektą, apie kurį šiandien aš pasakosiu. Šiaip pati įmonė yra registruota 12 metų birželio 14 dieną. Tačiau projektą, apie kurį aš šneku, mes būtent data yra įvardyjama 13 metų vasario mėnesį. Lietuvoje aktyvią veiklą pradėjo nuo gegužės mėnesio šių metų. Kompanija Swissgolden tai yra internetinė aukso parduotuvė. Jos produktas yra investicinis auksas. Pati kompanija yra registruota Didžiosios Britanijos Virdžinijos salose. Būtent dabar ir matot jūs registracijos liudijimą. Taip pat kompanijos būstinė yra Londone. Adresus matom. Labai smagu, kad lapkričio mėnesį atstovybė yra atsidariusi ir Vokietijoje Štutgarto mieste. Kompanija plečiasi tikrai labai greitai. Partneriai yra jau daugiau nei 80 pasaulio šalių. Tai yra praktiškai visos Europos šalis, Lotynų Amerikos šalis, Afrikos, JAV, Japonija yra Filipinai, kai kurios Azijos šalis. Tikrai plėtra yra greitai ir smagu, kad turim tiek daug partnerių ir visuose praktiškai žemynuose. Kompanija Swissgolden prekiauja vienu žymiausių pasaulio investicinių aukso gamintojų luitais. Jisai be abejo jau mes visi turėtume būti įsiaiškinę ir auksas yra būtent investicinis auksas. Ir aukščiausias prabas, tai yra 999,9 prabos. Ir projekte, apie kurį pasakosiu, būtent dalyvauja auksas, investicinis auksas nuo 1 iki 100 gramų plokštelės. Kompanija prekiauja Swissgolden kompanija prekiauja tokių gamintojų kaip Degussa, kurį pasijungė lapkričio mėnesio, Jungtinio Šveicarijos banko investicinio aukso, Metaloro, Valkambi, Gereruso. Tai yra vienos žymiausių kompanijų. Be abejo, kiekvienam kyla klausimas, ar kompanija siūlydama projektą, kurį mes galime užsidirbti, mums siūlo tikrai gerom kainom. Todėl aš įdėjau į skaidrės palyginimus, ką siūlo kompanija Swissgolden ir didieji aukso pardavėjai Lietuvoje. Datos, kaip matot, palyginimai yra pagal 14 metų gruodžio 1 dieną. Ir taip mes matom aiškiai, kur skyrėsi, kad ir skirtumas yra būtent tai, kad netgi žemesniem kainom galime nusipirkti kompanijoje Swissgolden. Ką mums siūlo kompanija? Kokius variantus? Mes galim tiesiog kaip klientai pirkti investicinį auksą internetinėje parduotuvėje. Šiaip kompanija apskritai siūlo bent 3 pirkti auksą, įsigyti bent 3 būdais. Pirmas iš jų yra tiesiog pirkti investicinį auksą, kaip ir kiekvienoje parduotuvėje, darome užsakymą, pavedimą ir kompanija mums atsiunčia auksą. Antra galimybė yra ta, kad mes galim tiesiog pirkti auksą kaupiamuoju pirkimu. Pagal kontraktą mes vedamės į savo internetinį ofisą eurus, pinigus ir susirinkus kontrakto sumai mes tiesiog nusiperkam auksą ir parsisiunčiam
per kurjerių tarnybą. Tačiau yra mūsuose ir didžioji dalis, kurie yra dabar pas mus prisijungę, yra klientai ambicingi, kurie nori ne vien tik tai pirkti auksą, tačiau ir susikurti verslo galimybę ir susikurti pasyvių pajamų srautą. Todėl šiandien dienai aš noriu papasakoti apie galimybę kompanijoje, internetiniai aukso parduotuvėje Swiss Golden, kaip mes galėtume investuoti ir užsidirbti savo pasyvių pajamų srautą. Nuo ko reikėtų pradėti apskritai kurti verslą internetinėje aukso parduotuvėje? Žinoma, pirmas žingsnis yra registracija. Registracija yra labai paprasta, mes matom formą, tai yra tiesiog vardas, pavardė, e-mailas, yra pseudonimas, tai yra slapyvardis, prisijungimo slaptažodžiai, taip pat yra informacija, tai paprasta, tai yra Skype'as, patvirtinimas, žinoma, būtina informacija, be kurios mes niekaip negalėsim apsieiti, tai yra rekomenduotojo ID arba sponsoriaus. Be sponsoriaus programoje dalyvauti mes tiesiog negalėsim. Sponsorius arba rekomenduotojas, nesvarbu, kaip mes jį pavadinsim, tai yra žmogus, kuris pirmasis suteikia mums informaciją, iš kurio mes sužinojame apie kompaniją ir šitą projektą. Prisiregistravę ir susipažinę su kontraktu, kiekvienas iš mūsų turim padaryti antrą žingsnį ir išsirinkti vieną iš 3 programų, kurios yra kompanija, kuri kompanija paruošia, kurias mums kurti verslą. Mes galim pradėti pagal savo galimybės, norus ir poreikius. Galim pradėti tiesiog nuo paruošiamosios pagrindinės programos lentelės, tai yra sumokėję depozitą arba išankstinį mokėjimą 220 eurų. Būtent ši lentelė yra skirta, kad mes su mažesniu depozitu, su mažesnė suma galėtume ateiti ir dalyvauti pagrindinėje programoje pagal kontraktą 7000 eurų auksui pirkti. Mes taip, jeigu mums netinka arba norime greičiau gauti, užsidirbti ir parsisiųsti auksą, mes galime tiesiog pradėti dalyvauti pagrindinėje užsakymų lentelėje tuo pačiu kontraktu 7000 eurų auksui pirkti. Tada mes turėtume susimokėti išankstinį mokėjimą, arba kitaip sakant, avansą 720 eurų. Tai sudaro 10% kontraktų sumos. Yra dar 2 programos, aš apie jas užsiminsiu, tačiau šiandien mes labiau nesigilinsim. Šitom 2 programom bus atskiri webinarai ir mes smulkiau juos nagrinėsim. Tai yra VIP programa, kurią galima pradėti ir į kurią investuoti ir būtent per paruošiamąją VIP lentelę arba tiesiog eiti į pagrindinę VIP užsakymų lentelę. Be abejo, skirtumas čia irgi yra tik tai nuo išankstinio mokėjimo. Jeigu mes į paruošiamąją lentelę galim ateiti su 1050 eurų ir praeiti vieną papildomą lentelę, tai į VIP užsakymų lentelę atėję mes turėtume sumokėti avansą 2800 eurų. Kontraktas yra 27 500 eurų auksui pirkti. VIP plus užsakymų lentelė, tai yra išankstinis mokėjimas 9800, o kontrakto suma yra 98 000 eurų auksui pirkti. Tai yra 3 pagrindinės programos, kurių 2 yra su paruošiamosiam lentelėm ir mes todėl turim būtent antram žingsnį išsirinkti, kurioje programoje norim dalyvauti. Dabar
noriu papasakoti, kaip veikia verslo modelis. Kiekvienas iš mūsų, pradėjęs dalyvauti projekte, partneris, kandidatas, pirmiausia, užsiregistravęs, sumokėjęs depozitą, jau mes žinom, kad turim pasirinkti programą, būsim apskaitomi lentelėje, kuri yra 7 vietų ir 3 lygių. Kaip matom, 2. ir 3. lygiai yra visada užimti. Tai yra partneriai, kurie pradėjo dalyvauti anksčiau, netgi jau yra gavę atlygius ir taip jie eina link savo kitų atlygių. Jau jie dalyvauja anksčiau. Dabar panagrinėsim, kaip veikia verslo modelis ir aš pasistengsiu greitai skaidrės prastumti, kad jūs matytumėt, kaip tai veikia. Sakykime, Giedrius pasikviečia jūs ir Ligita, Gintarė, Darina ir Roberta. Kodėl Giedrius turi pasikviesti? Todėl, kad pagal kontrakto sąlygas jų yra vienintelė viena, kiekvienas iš mūsų, kad įvykdytume kvalifikaciją, mes turim pasikviesti 2 naujus partnerius. Todėl, vykdydami šią kvalifikaciją, mūsų partneriai ir kviečiasi naujus kandidatus. Taip įvykdo kvalifikaciją. Kai užsipildo lentelę, ji dalyjasi į 2 dalis. Atlygį. Čia mes matome ryškiai raudonai pažymėta apvesta data. Tai yra dienos, pagal vartotojų apsaugos įstatymą, kiekvienas partneris išpildęs lentelę turi palaukti 14 dienų. Tai yra būtent tam, kad susimokėję depozitą, visi partneriai pagal kontraktą turi laiką atšaukti savo užsakymą. Ir tą mes matom visą laiką finansų dalyje, kada mums bus priskaičiuotas atlygis. Kai priskaičiuojamas atlygis, automatiškai perkamas auksas ir talpinamas į saugyklą. Saugykloje turimo auksą mes matome, kokio kiekio, kiek plokštelių, už kokią sumą yra mums pirkta ir už kiek mes galime parduoti kiekvieną dieną. Aukso kainas yra pagal Londono fiksingo kainas perkamas ir parduodamas. Ir čia mes turime apsispręsti, ar mes norim parduoti, ar mes norim saugoti. Mūsų uždirbtą auksą mes galime parsisiųsti namo, užsipildę paraišką, kurjeris draustą auksą sertifikuotą mums parveš tiesiai namo. Mes korporatyviai galim palikti Jungtiniam Šveicarijos banke saugoti. Bet kokiu atveju, bet kada mes galėsim tą auksą parduoti, mes galėsim jį parsisiųsti pagal poreikį kiekvienas. Jeigu mums nereikia aukso, mes nenorim jo saugoti, mes nenorim jo parsisiųsti, mes galim tiesiog parduoti kompaniją atgal. Pagal kontraktą kompanija įsipareigoja ne tik mums nupirkti auksą, bet ir iš mūsų atpirkti atgal. Tai yra, mes kai gaunam atlygį, kompanija mums nuperka auksą, o jeigu jo mums nereikia, kompanija iš mūsų nuperka atgal. Tokiu atveju iš saugyklos yra iškeliamas auksas
Mums kelių sekundžių bėgyje pastatomi eurai ir tada jau mes galim tiesiog persivesti lėšas, kada tik tai mes susiforminsim pavedimą ir kelių dienų bėgyje visi pinigai pareis į mūsų sąskaitą. Noriu pažymėti, kad pinigus pervesti mes galim tik tai į savo asmeninę sąskaitą. Į svetimą sąskaitą kompanija pavedimo nepraleis. Taip pat yra galimybė parsisiųsti kompanijos kortelę, Mastercard debitinę kortelę. Tokiu būdu mes galėsime tiesiog ją atsiskaitinėti ir išsiimti bet kuriame bankomate savo pinigus. Tai yra pagrindinis darbo principas ir pagal vieną kontraktą kiekvienas iš mūsų partneris turėtų praeiti 3 tokias pačias lenteles, veikiančias pagal tą patį principą. Dabar jūs matote būtent visas 3 lenteles, kaip praeiname ir kai gauname atlygius po kiekvienos išpildytos lentelės. Matome, kad jūs esat 3 lygyje užsipildžius pirmam lygiui ketvertukui, jums bus priskaičiuota 2100 eurų, praėjus antrą lentelę taip pat bus priskaičiuota 2100 eurų ir praėjus trečią lentelę 2800 eurų. Iš viso tai yra kontraktas 7000 eurų. Noriu pažymėti, kad po kiekvienos lentelės aukso pirkimo bus atskaičiuojama 10%. Tai yra lyderių programai finansuoti. Apie lyderių programą vėlgi bus atskiras webinaras ir mes aiškiai, smulkiai papasakosim, kaip veikia būtent antras pasyvių pajamų srautas, kurį mums suteikia kaip galimybės kompanija. Tai yra būtent lyderinė programa. Pasibaigus kontraktų kiekvienas iš mūsų mes turim vėlgi pasirinkti. Ar mes norim dalyvauti projekte toliau, ar mes norim tiesiog pasiimti savo atlygį ir pasitraukti. Jeigu mes nusprendžiam pasitraukti, mūsų internetiniam ofise yra informacijos skilty varnelė, kurią nuėmus kompanija iš priskaitytų 2800 eurų atskaičiuos 10% lyderiniai programai ir už likusius pinigus, tai yra 2520 eurų, nupirks auksą ir pastatys į saugyklą. Ką su juo daryti, mes kiekvieną žinom. Mes galim tiesiog parsisiųsti, mes galim saugoti, galim parduoti ir persivesti pinigus. Jeigu mes norėsim grįžti atgal į programą dalyvauti, mes turėsim vėl per naują pasikviesti 2 naujus klientus ir vėl be abejo pervesti kompanijai depozitą ir visą darbą atlikti per naują. Jeigu jūs nusprendė nepasitraukti iš projekto, dalyvauti toliau, reiškia, iš jūsų bus atskaityta reinvesticija į 720 eurų ir jūs dalyvausite toliau, visa kvalifikacija išlieka, struktūros visos išlieka pas jūs ir tiesiog jūs būsit vėl sudarė pasirašę naują kontraktą ir bus antro kontrakto bus pirma lentelė, antro kontrakto antra lentelė ir taip kontraktas po kontrakto jūs galėsite dalyvauti. Vieną kartą atlikę darbą jūs toliau jau susikūrėt pasyvių pajamų srautą. Aš noriu pažymėti, kad mes Swiss Golden kompanijos klientais tampame jau nuo pirmojo pirkimo momento. Nesvarbu, ar užsakymas yra 200 eurų ar 700 eurų auksui pirkti. Kompanija ir mes pasirašę kontraktą tampame partneriais arba tiksliau reklamos partneriais. Kadangi projektas yra informacinis reklaminis, tai mes ir esame reklamos partneriai. Kompanija rekomenduoja pakviesti 2 naujus klientais, mainais už tai išmoka mums premiją. Tai yra, mes pagal kontraktą susimokam 10%, likusią dalį atvedę klientus, kompanija mums išmoka būtent bonusiniais kreditiniais vienetais. Kompanija už mūsų darbą
tai yra partnerių darbą, visada išmoka aukso. Ką su juo veikti, kiekvienas iš mūsų pasirenka. Ar saugoti, ar parsisiųsti, ar parduoti. Pagal kontraktą, kaip ir minėjau, kompanija įsipareigoja ne tik tai atlygį mums, tai yra nupirkti auksą, bet ir jeigu yra mūsų noras, iš mūsų supirkti atgal. Būtent tokį projektą aš norėjau pristatyti šiandien ir dabar noriu paklausti, kokių klausimų, kas buvo neaišku. Rašykit, prašau, jeigu turim klausimų. Viskas, pristatymas baigėsi. Partneriai brangieji, šoką gavot. Aš pati šokė, aš vos sėdžiu. Aš sakiau, kad reikia ieškoti, kas veda pristatymus. Ačiū už palaikymą. Gerai, sutinku. Visi parašykit atsiliepimus atskirai tada į asmeninį čatą, nes, žinokit, man dabar, palauk, tai pasižiūrėsiu, kandidatų yra? Ne, visi partneriai. Supratau. O dabar kuris čia Kęstutis? Alytus? Kuris Kęstutis? Tai kad aš du Kęstučius matau. Supratau. Aš galvoju, kad tiesiog Kęstutis parašė, kad kandidatai yra pas jį, tai aš ir klausiu, pas ką yra kandidatai. Alytus, viskas pataisoma, pataisys mane. Vilnius tuo labiau. Tai ką, jeigu klausimų nėra, norėčiau, kad Danutė nebando, Danutė jau baigė. Jau nedaug Danutė liko, vienas mažas žingsniukas ir jau ten bandyti nebereikia. Ten reikia tiesiog pabaigti ir pasiimti auksą. Dabar aš noriu visų paprašyti, kad įvertintumėt pristatymą ir ne tik dabar kol kas balais. Parašykit čia balus. O iš tikrųjų tai labai noriu paprašyti visų, kad pastebėjimus visus parašytumėt. Ligita, labai ačiū, labai reikia to palaikymo, nes kojos, patikėkit, man labai dreba. Aš visą laiką, mano partneriai žino, kad su bendraut be gyvai, tai yra be akių, nematyt akių, o tiesiog žiūrėti į ekraną man sekasi niekaip. Aš net, matot, lietuvių kalbai maišau žodžius. Bet noriu, kad jūs visi dabar pat iš karto pasirašytumėt pastabas ir mes gryninsim. Aš žinau,
Aš žinau, žinokit, aš dirbsiu, nes aš suprantu, kad mes turim eiti, bet noriu paprašyti visų, kurie gali, nori būtent dirbti ir vesti webinarus. Gal yra iš tikrųjų tokių, kurie tą nori daryti. Kol kas, kol mūsų Vytautas yra užsiėmęs, tai tiesiog iš principo nemanau, kad tik vienas Vytautas turėtų tą daryti. Todėl laukiu kiekvieno nuoširdaus atsiliepimo. Aš bet kokiu atveju dar kankinsiu, bet kuo daugiau atsiliepimų gausiu aš, tuo stengsiuosi juos taisyti ir tuo greičiau mes išgryninsim pristatymą ir aš išmoksiu tą daryti. O aš tą darysiu. Tai ką? Jeigu klausimų nėra, ačiū, kad klausėt ir nuoširdžiai prašau atsiliepimus. Kęstuti, aš su jumis kartu. Ačiū ir gero vakaro.